Sveiki, mėlyjeji. Su jumis mūsų svečiai šiandien, Snieguolė ir Žydrūnas. Sveiki, sveiki. Tai šiandien kalbame apie šviesos, Apie apie viską, gerai. Viską. Mėgstam po mūsų vasaros, dar rudenį vasaros kėdžių sėdėti ir kalbėti apie viską, iš tikrųjų labai gera. Turim tokią dovaną ir tokią galimybę ir labai džiaugiuosi, kad atvykot ir tokie ypatingi svečiai, kurie turi be galo daug žinių, be galo daug šviesos ir tokia dovana, kad tikrai susitinki tokios sielos artimos, nors atrodo kelis kartus esame taip fizikoje matėsi, ar ne, gal keletą. Matėmės vestuvių dieną, netgi matėmės. Aišku, pasirodo. 33 metus. Turbūt įdomiausias dalykas, kad Taip. Pasirodo prieš 33 metus mūsų Žydrūnas ir Snieguolė pragyveno 33 metus kartu, dėl ko ir atvyko iš tikrųjų pasidalinti savo patirtim. Nes pasirodo, tą pačią dieną mes irgi su vyru tuokėmės ir gali būti, kad net vieni paskui kitus. Manau, kad taip. Taip. Jaučiasi tas artumas, tas toksai šiltumas, kažkas tai tokio labai lyg pažįstamo, lyg jausmas, kažkoks tai yra rimtai. Kažkokia mistika yra ir jeigu, kaip Žydrūnas minėjo, kad skaičiai yra kaip, mes esam kaip matricoje, ne, per skaičius. Taip, jeigu esam pririšti prie tų skaičių, aš tai taip sakyčiau, galbūt labai patys prisirišę. Aišku. Tai taip, o jeigu tik taip kreipiam dėmesį kaip į daiktą, tai viskas normalu. Taip ir turi būti. Tai gerai, tada klausiu labai labai malonių temų, iš tikrųjų, kadangi Sielos dvynių kanalui duosim kažkokią tai tokią viltį žmonėms, kad žmonės nugyvena tiek daug metų, iš tikrųjų, o jūs žiūrint, jūs tikrai kaip tokie jaunavedžiai esat, nors esat ir 2 vaikus užauginę ir tiek metų pragyvenę, tai pasakykit, per kokias transformacijas jums reikėjo, ar jūs tiesiog kaip dovana atėjot vienas kitam ir viskas? Na, aš galiu pasakyti, dabar ne per seniausiai sužinojau, besimokydama irgi šitos sielos transformacijos, perėjimas į 5D, aišku, ne Lietuvoje, rusų kalba, kad reiškia, kad kiekvienas mes galim įsiminti kvapą. Reiškia, eteriniai aliejai mumis irgi dalyvauja, reiškia, mūsų pasąmoniai užfiksuoja kažką tai. Tai pirmas susitikimas su mano būsimu vyru dar užfiksavo mane jo kvepalai. Ir aš tų kvepalų visur ieškojau ir man taip jie patiko, aš atsimenu pirmą kartą, užuodžiau tokį citrusiniai kažkokie ir įstrigo. Ir ieškojau, važiuodavau autobuse, gal užjausiu, gal užuosiu tą kvapą, gal sutiksiu aš vėl jį. Buvo toks momentas, kai mes ten tik susipažinom ir išsiskyrėm trumpam laikui ir vėl suėjom. Ir tas būtent kvapas pakerėjo ir pasirodo, kad tai yra bendrasielis, tiesiog jaučiam vienas kitą. Ir dabar irgi, pavyzdžiui, kada medituoji, tai gali eterinį aliejų kažkokį pasitept, kuris tau patinka, jisai sustiprina tavo meditaciją. Tai ir mes irgi atsimenam kažką tokio iš to kvapo, kažką, pavyzdžiui, apelsino, vėl kažką, kad ir šalį kokią, arba, pavyzdžiui, žmogų tais kvepalais kažkokiais prabangiais, jisai sėdėjo šalia manęs, kvepėjo ir aš užuodžiu ir kažkur užuodžiu ir prisimenu aš tą žmogų. Tai į atmintį kažkiek įsirašo, tai būtent mano vyras įsirašė man į atmintį būtent su tuo kvapu, gerų kvapu ir pritraukė tiesiog sielą ir dabar mes einam tuo pačiu keliu 33 metus ir analizuojam šitiek daug metų, nors aš nuo pat vaikystės jau kažką jau sapnai man perduodavo darželyje. Taip. Tai ir dabar labai daug mokytojų turėjom, labai daug praėjom ir pastebėjom vieną dalyką, kad labai dabar transformacijos žmonių vyksta labai greitai, labai staigiai į patį aukščiausią lygį dabar eina. Labai staigiai, viskas, tiesiog baisu galvoti, žodžio baisu negali būti, bet tiesiog, ką pagalvoji, porą dienų bėgė, žiūrėk jau. Materializuoja. Ir taip, ir jau yra.
Tai va irgi sakau žmonėm, kad būkite labai atsakingi savo mintim, ką jūs mastote, nes galite prisitraukti ir neigiamą kažką tai. Reikia viską galvoti tik tai į teigiamą pusę, jeigu norite, kad būtų teigiama. Jeigu kažkas atsitiko neigiamo, tai tą neigiamą paverskite 3 teigiamais. Pavyzdžiui, nu kas pavyzdžiui, kritot ant grindų, ne? Tai vat kažką, nu kaip ir neigiamas, ne? Bet paverskite į teigiamą 3 kartus, sugalvokite kažkokį priežastį, dėl ko tai yra teigiama pusė. Ir visada matysi tik tai teigiamą aplinkui. O Snieguole, noriu klausti iš karto, kaip tu čia paminėjai iš karto metodikas tokias, tai ar buvo tavo kelyje, kad tu kažkaip žydrūnę matei kažką neigiamo ir tau reikėjo transformuoti, ar pas jūs jau iš karto buvo tas atpažinimas sielų, jūs viens kitam besąlygiškai patikot, ką bedarytumėt, ar buvo kažkokių kliučių, problemų? Tai kliučių, problemų visada būna gyvenime, kažkas tai būna kažkas visiems, aš manau. Bet kažkaip eini tam kely ir viską verti į teigiamą pusę ir nežinau, tiesiog viską sprendžiam kartu. Nu visko būna šeimoje. Aš nežinau, ką vyras pasakys. Tai ką, aš tik papildyt galiu. Tai... Taip, o pasakyk tai savo istoriją. Snieguolė pagal kvapą, žodžiu, tavęs pradavo įsirinko, atpažino. O kaip tu atpažinai savo antrą pusę? Man tai angelas peršovė tradiciškai. O kaip tau strėlė? Kalė ir viskas. Pasireiškia, tu taip ir pajutai, kad tau strėlė. Iš karto, taip. Įstrigo. Labai rezonavo man jinai kažkaip tai. Iš karto. Tai galim pasakyti, kad jūs esat kaip sielos dvyniai, viena siela ir tiesiog 2 kūnuose, ar taip galėtumėt pasakyti? Na, šiaip gal ne, bet šiaip mastom dabar pasąmonės lygmenį, net juokas ima, tiesiog, kad mes kiekvieną dieną kažką bendro vieną sakinį kartu choru pasakom. Mintis sutampa ir juokėmės, atsisukam vienas į kitą. Net kažkaip aš mąstau ir jisai mąsto, matomai į tą bendrą lauką įeinam ir sakau, kaip choru, kai kas su lasdelė sakytų, nusakykite dabar. Ir mes choru pasakom. Ar jis už vairo, aš šalia sėdžiu ir kartu atsisukam į vienas kitą ir pasakom kažką. Nu, toks juokas paima, bet tai jau, aš manau, kad pat pasąmonės lygmenį mes jau tokia kaip ir viena siela, nors esam atskiros sielos, jisai savo eina keliu, aš savo keliu. Svarbiausiai gyvenime yra vienas kito neteisti, nesmerkti ir ką dar nedaryti, tėvelė. Nevertint svarbiausia. Jo, taip, nes mes žinom, kad kiekvienas ateinam savo sielos kelią praeiti tam tikrą ir jeigu jisai padarė klaidų, tai jisai mokosi iš jų. O jeigu aš padariau, tai aš iš savo. Ir tas teisimas, smerkimas tikrai gero nieko neduoda gyvenime. Ir nuimt svarbą. Nuo visko nuimt svarbą. Nuiminėt visada. O kaip tą svarbą nuimti praktiškai tada? Kaip galim kažkokį pavyzdį ir gal... Nu tiesiog, kas svarbu, ne, tai tu akcentuoja, ne, tai kad stabdyt save ir sakyt, nesvarbu, ramiai, viskas bus gerai. Jeigu ten pridegino ką nors, ar kažką netaip pagamino Snieguolė. Jokiais būdais, kaip rusai sako, nematerica. Sakyt, da ladna. Jo, viskas bus gerai. Arba laimėje, arba, viską. Ir netgi visus prietarus reikia keisti būtent. Taip, ypač prietarus, į priešingą pusę. Į pozityvą. Taip. Sakyt, laimę atneš, turtingas būsiu, sveikas būsiu, jaunas būsiu. Uždėt programą tokią, ar ne? Tiesiog taip keisti pozityvą. Pavyzdžiui, Žydrūnas visada matydavo juodą katę ir jisai spjaudydavosi. Oi, čia juoda katė, aš jau neįsiu, nevažiuosiu. Sakau, čia mano draugė eina, aš einu pirma. Tai šitą, kai mes galvodam, kad juoda katė tai blogį neša, tai reikia sakyti, kad priešingai. Taip. Arba svarba. Kas svarba? Pavyzdžiui, jeigu liga yra ir tu, oi, kaip man čia skauda, kaip man čia negerai, tai nuimti tą žodį skauda, tą svarbą, tu turi visai ką kitą galvoti, visiškai. O dabar man juoda katė, mano draugas, man turtus neša.
Taip, va, O tokia programa, ne tai jau. Taip, nes mes keičiam va šitą visą neigiamą, keičiam į teigiamą. Aišku. Priešingai. Tai jau beveik vos negaudot, ieškot, kur čia ta juoda katė bėga. Nu, taip. Kaip sėkmės talismanas, ar ne? Taip. Aha, reiškia, mes uždedam programas visas. Aha. Tai mes tik tai, taip. Mhm. Ir Arba- dar žmonai pritarsiu ir papildysiu irgi ją, kad dėl tų kvapų, iš tikrųjų kvapas, nepatikėsit, jisai labai svarbus yra. Ir va eteriniai tie kvapai. Jo, va kas. Padeda realizuoti ateitį, kaip sakyti. Taip. Mhm. labai Pavyzdžiui, svarbu. jo, aš Reikia pavyzdžiui, užuosti. noriu papildyti, kad aš anksčiau, būdama paauglė ir vyresnė, niekada nemėgau kvepalų. Niekada, jokių. Ir būdavo, aš gaunu kvepalus dovanų, aš juos kažkam atiduodavau. Ir dabar, vat, ne per seniausia keli metai, turbūt kokie 4, man reikia pačių prabangiausių kvepalų ir aš supratau, kad mane neša jie. Bet pavyzdžiui, pasivaikščioti aš būtinai turiu pasikvėpinti, man pakelia energetiką. Mhm. Aš kvėpinuosi ne dėl kitų, bet dėl savęs. Ar pavyzdžiui, vakare einant gult, aš irgi pasiemu eterinius aliejus, aišku, pačius geriausius jau pasiemi, ten absoliutus, ir po lašiuką ir tiesiog uosti, ir jauti kaip gera, kaip keičia tavo mąstymą, ypač mąstymą keičia, kaip tave nuteikia maloniai. Tai vat tie kvapai, kaip ir sakiau, jie labai duoda teigiamų rezultatų tavo pasąmoniai, tavo užfiksavime kažko tai teigiamo. Tai vat irgi vat mūsų meditacijos irgi dabar yra kvapai įėję į tai. Čia aišku, aš nieko nereklamuoju, bet ta prasme, kad aliejai geri ir geri kvepalai, ne tai, kad ten močiučių, ane, senelių kažkur senas kažkoks kvapas, bet kažkoks naujas, nes ten irgi yra dedami tam tikri geri aliejai, nes irgi teko pačiai trupučiuką su aromaterapija susipažinti, pasigaminti kvepalus mokino tiek aliejinius, tiek su spiritu, tai irgi labai gerai, va kartais aš pasiemu, pasikvepinu, pauostau tai, ką aš pati sukūriau dėl savęs. Nu, man tai iš tikrųjų nauja sritis, dėl to, kad nesigilinau, bet tikrai žinau, yra specialistai, kurie vat, su aromaterapija užsiema, labai gerbiu ir iš tikrųjų labai manau, kad galima žmogų iš tikrųjų pritraukti pagal kvapą. Tai pasirodo, dėmesio. Ne tik žmogų, bet ką galima. Bet ką pasirodo galim Taip. pritraukti. Gyvūną taip pat. Ir gyvūną. Ir daiktą netgi gali. Aha, nu labai Daiktą. įdomu. Turi užuosti, taip. Aha, ir reiškia, jūs To daikto atpažinot vienas Taip. kitą. O kaip jūs atpažinot, kaip jums atrodo, ar jūsų čia sielos planas buvo, vat, kad susitarės ateidami, kad vat, mes viens kitą atpažinsim per kvapus? Kaip buvo? Kaip Nu, aš manau, kad sielos kažką susikalbėjo, aš taip manau. susitarėt? Ne? Mhm. Ar tiesiog jūs iš to paties išmatavimo kažkokiai misijai, kažkokiam planui atėjot, nes jūs tikrai neeilinės asmenybės esat ir tikrai šitiek žinių, šitiek informacijos ir čia, kai mes susitikom, tiek surezonavo, kad labai, manau, daug naujų projektų gims. Tai iš tikrųjų, kaip čia su tom sielom jūsų buvo, kad jūs kažkaip jums... Nu, aš manau, kad turi eiti jos kartu ir mokyti kitus. Ir mūsų vaikai irgi kažkaip eina link to. Pastebėjau tikrai, va, kai mes einam į meditacijas, tokias ne tai, kad meditacijas, jau ten giliau mes einam į regresinės, kaip čia pasakyti, va ten einam, tai matom, kuo mes susiję, tiesiog va jisai kaip karys šalia manęs ir aš šalia jo, abudu, va vaikštom, jis mane apžiūri, aš jį apžiūriu, nu, tiesiog vienas kitą. Tai va, kas liečia su meditacijom, irgi galiu pasakyti, va čia irgi yra naujiena, kaip mums pritraukti tą daiktą, kuriuo mes norime. Tai ir va, kas vyksta labai labai greitai. Tiesiog įsivaizduoti tą daiktą, pajausti, pavyzdžiui, kad ir jūra, ne? Pajauti, kaip jinai eina, prisiliečia prie tavo kojų, girdi jos bangavimą ir užuodi kvapą. Va, ką mumi mokina tie kvapai. Užuosti, pavyzdžiui, jodo kvapą, ne, nu jūra, va rudenį ypač jodo. Tai čia kaip sąmoningai tada Taip, tą kvapą tiesiog taip, materializuoti, sąmoningai suprasti. Taip, pajausti, užuosti, matyti ir dar vienas 4.
pajausti, pasakiau, ne, užuosti, matyti ir dar kažkas vienas. Kažkas yra. Pabėgo. Jo. Nesvarbu. Tai vat šitie, viskas kartu meditacijai suaktyvina, sustiprina jūsų ateitį pačią. Mhm. Pavyzdžiui, jūs norite būti, keliauti kažkur, tai jūs turite matyti, kaip jūs keliaujate, ką jūs matote, ką jūs jaučiate ir svarbiausia, ką jūs užuodžiate. Mhm. Jeigu matot, kad tai yra palmės, tai kokosai. Pauostykit, kaip tas kokosas kvepia, kaip jaučiate. Skonį pajuskit. Skonį pajusti, skonis dar turi būti, kaip jūs jį valgote, Skonis. ką jaučiate valgydami, sakau, viskas turi sujungti į vieną, tai tada labai gerai aktyvina viską. Ir net nepastebėsite tada, kaip atsidursite Maldyvuose. Taip, galite iš niekur, tiesiog, draugė ateis, pas pačią finansų nebus, kaip aš dabar skrisiu į tuos Maldyvus, pas mane pinigų nėra, tai sakys, draugė, tu nori su manim skristi, aš tau nupirksiu bilietą. Mhm. Tiesiog man palaikyti kompaniją. Čia toksai per pojūčius gaunasi, kad mes per būsenas pritraukiame ar ne, materializuojame, Taip, tai čia taip. per kvapus, per pojūčius. Per skonius, taip. Per skonius, per vizijas, pojūtį, bet- paveikslą būtinai, kino projekciją pasidaryti prieš save. Mhm. Matyti tą vaizdą. Matyti, daleiskim. užsimerkus, matyti. Tai, taip, tai taip. liečia irgi ir daiktų įsigijimą, ar ten visata, atsiminkite, kad jinai turi visko ir visiems visada visko užteks. Ir dar kitas dalykas, kad visa tai priklauso planetai Žemė. Mhm. Svarbiausia nepamiršti šito. Mhm. Taip ir daugam akcentuoju, kaip aš nutricologė su tais visais mitybos projektais, tai daug kas man sako taip, aš noriu numesti svorio. Tai yra neteisingas pasakymas, nes tu numesti gali kaip? Gali susirgti, stipria liga ir nukris tavo svoris, gali kojos rankos irgi kažkas atsitikti ir svoris. Taip. Kada Irgi mes svoris. netiksliai suformuluojam, tai ir gaunam. Užklausa, ar ne? Taip, Mhm. tai reikia O tiksliai kaip pasakyti, reikėtų? būti graži, patraukli, Mhm. kaip dar galima viską, ką matyti geriausio savyje. Vien tik pozityvą vardinti. Jo, viskas į kitą Aišku. pusę, nes jeigu mes svorį numesti norėsim, tai, sakau, galim ir liga kokią susirgti, aišku, negerai, bet patys tai pritrauksime. Mhm. Tai jūs kaip kalbate, viską pasakojate, tai tiesiog tikrai gyvenat, kaip dabar, kaip dangaus būsena, aš suprantu, ar ne? Vaikus Taip. išleidot ir dabar dviese kaip jaunavedžiai visiškai Keliaujam daug, labai Keliaujat. mėgstam keliauti. džiaugiatės vienas kitu. Tai jūs problemų kažkokių jaunystėje turėjote, Tai kažką visi reikėjo turėjom. pradirbti, kažką išmokti, nusiglūdinti. Na, kaip anksčiau buvo taip, kad mes mažai dirbdavom. Darbas tas energetiniam platne, jisai visiškai kitoks buvo negu dabar, prieš 30 metų jisai kitoks. Tiesiog mes būdavo, ką mes darydavom? Tiesiog mes gilinomės į tai, kad pasikraut save energetiškai, ieškodam tų energetiškų taškų žemėje. Ir būdavo tam tikras laikas skirtas, ten kokią skydau pusvalandį yra, nuo pavyzdžiui 14 iki 14:30 einat jungiatės, dabar yra tas laikas jungtis Taip. prie žemės energijos, kad tu pasikrautum tą energiją, jeigu tau sveikata ar kažkas negerai, tai taip mes. Paskui, aišku, virgulės turėdavom ir dabar turiu su jom, tai dirbu, tai irgi mokėmės, informacijos ieškojom, nes tos informacijos gauti buvo labai labai sunku. Labai sunku. Informacija buvo labai sunkiai prieinama. Rusų kalba, Lazarevo, kažką skaitydavom, kad dar. Prie mūsų šeimos buvom prisitraukę pusdėvį fiziniam plane ir buvo mūsų šeimos draugas. Tai iš jo gaudom tų žinių tokių visokių, kada ten kaip ką daryti, kaip pasivalyti, ar ten kaip veikdavo žemė, atsidarydavo energetika, ten daleiskim. Taip. Ar kūrėjo, ar ten iš saulės.
Tai jūs jau iš karto, kaip jūs, tos sielas jūsų turėjo planą susijungti, jūs pagal kvapus pažinot, ar ne? Nu, aš Vieną nudūrė į širdį, angeliukas ar nešovė. Taip, Kitas pagal. Ir iš karto jau jūs jautėtės bendraminčiai tokie, kurie kažkokiai misijai atėjo. Jums nereikėjo labai stipriai dirbti, kad vienas su kitu susikalbėtumėt. Ne, jau Iš aš karto, žinojau, ne, apie ką jisai šneka. Aha. Jau žinojau, jau jisai rinkdavo laikraščius apie, pavyzdžiui, ateivius, arba buvo laida tokia per radiją senais laikais Jeigu. Vadinasi, aš taip išsidėmėjau, nes dar kažkur radau užsirašius Jeigu. Tai irgi įdomiai ten šnekėdavo, tai tos informacijos labai sunku buvo gauti. Tik pati didžiausias informacijos toks antplūdis buvo Parapsichologijos akademijos, antroj laidoj. Mes pradėjome mokytis. 2 metus atsimokėm, 4 metai mokslo, bet mums užteko 2, ten buvo labai daug informacijos, per daug tos informacijos, tai kai per daug jos ėmė, tai gali stogą rauna, kai per daug jos yra, nes iš visų mokytų skirtinga informacija. Tai būdavo momentais galvodavai išprotėsi. Chaosas. Žodžiu, ten buvo taip, ne Parapsichologijos akademija, bet buvo lengvas chaosas. Pradžia, patys pasimetę irgi, daug aiškiaregių buvo, daug litoterapeutų buvo. Bet patys irgi ne iki galo žinojo, ką daro ir daug kas išėjo netgi tuo metu. Iš Maskvos atvažiuodavo irgi stiprių labai ir paraleliai mokydavo. Tai vat, kadangi aš buvau stebėtojas, nesimokiau toje akademijoje, aš tik buvau stebėtoju, eidavau kartu pažiūrėti, kaip žmonai sekasi. Ir aš daugiau lyzdavau į tas grupelės, kurios atvažiuodavo pastiprinimas, tas, daleiskim, Maskvos, ten stiprus visokie, aiškiaregiai, irgi ten kur. Tai vat pas juos teko irgi pasimokyti truputėlį. Ką dabar mokina? Ką dabar mokina? Jau anksčiau. Tai žodžiu, jeigu tai būčiau mokinęsis, kaip jie, aišku, jie išvažiavo ir viskas buvo neužakcentuota ir tingėta. Pratingėta ir dabar žiūriu viskas tas jau, jeigu tai būtume iki dabar, tai jau jo. O tai Žydrūnai, tu tikrai labai stiprus esi aiškiaregis, jūs abu iš ties esat labai stiprus. Ar tu jauti, kad su Snieguole į vieną kažkokią misiją einat, ar jūsų kaip ir skirtingos misijos užduotis, kaip tu matai save? Oi. Sudėtingas klausimas. Jau čia beveik egzaminų klausimas. Aš tai matau, kad mes praktiškai vieną linkme einame. Ir dabar paskutiniu metu esam stebėtojais. Stebim viską. Niekur nereikia per daug dalyvauti. Mokinam. Pradėjom mokinti trupučiuką žmonės. Lengvai, jo. Lengvai, po biškį. Nes praktika, kaip dabar matom per tiek metų, kad tavo skaitimas knygose, žiūrėjimas filmuose ar kažkokias paskaitas, tai yra viena, bet kai praktika tu pradedi atlikinėti, yra visai kas kita, absoliučiai. Keičia viską tavo mąstymą, tavo pajautimus ir susiduri su visokiam situacijom. Ir geresniem, ir sunkesniem, visokiom, tai ir matai, kaip galima išeiti iš tų situacijų tiesiog. Tai va šiais laikais stebėtojų reikia būti. Aš tai stengiausi labai pažadinti, žinai, tai tie 3 metai, buvo žadinimo metai, tai aš iš visų jėgų stengiausi, visus purčiau ir kiek įmanoma dirbau su žmonėm, kelkite žmonės. Visai kaip visais įmanomais būdais, reikėjau, šaukiau ir iki tam tikros ribos ir supratau, kad jau paskui stop, daugiau nebepažadinsi nieko. Kad jau nieko dabar jau kiek pažadinsi. Jau dabar viskas, taip, jau kas pabudo, tas jau dabar, kas jau. Jie mokysis vėliavais šitas pamokas. Žodžiu, toksai susisluoksniavimas įvyko, kaip ir tokie 2 pasauliai, vieni liko ten 3D ir ne, o kiti kaip ir perėjo. Ne 3D, 4D. 3D yra nuotrauka, sustojęs kadras. Jau viskas. Čia buvo klaidingai, mes buvom klaidingai mokinami, nes iš tikrųjų mes visada buvom 4D. Nes kas yra? Nes nebuvo įskaičiuotas laikas.
Jo, Vienas laikas. iš matavimų tai buvo Taip, laikas. laikas. Jo, nebuvo įskaičiuota. Taip. Mhm. O dabar prisidėjo dar koksai išmatavimas, kas būsenos, emocijos, kas. Dabar sąmoningumas prisidėjo, taip. Mhm, Bet sąmoning- šiaip mes taip pat irgi buvom visą laiką tam 5D, bet Visada buvom tik 5D. tiek, kad buvo mūsų sąmoningumas 4D. Mhm. Sąmonės lygis buvo, reiškia, per mažas. Tai, aha, tai tas, atsiprašau, 4D tai yra laiko ta skalė, ar ne? Laikė. Taip, O jeigu taip. iššoki virš laiko gyveni momente, pagauni tą, ne, tai iššoki virš laiko, tai jau toks įvyksta kaip perėjimas, ar ne? Nu, čia jo, reikia tiesiog čia sąmonė yra plečiasi. Mhm. D, yra C. Tai ir Sąmoningumas. Mes daugiau einam Sąmoningumo į sąmoningumą. Mhm. Nes 5D tai yra dimensija, kaip Taip. čia pasakyti. Nu, Tai visada jinai buvo. Nes tai, ką mes vadinam magija, tai jinai visada buvo. Tai ir yra 5D. O sąmoningumo lygis jau yra kas kita. Mhm. Tai mes pereinam į mes, matai, mes visą sąmoningumą. laiką buvom mokomi, nu, kaip sakyti, Atvirkščiai, Atvirkščiai. užmigdomi. migdomi Taip, jo, kad tik migdomi. nesužinotume, kaip yra iš tikrųjų, kad Taip. Nukreipiami, reiškia. nukreipiami nuo ne į tą savęs. pusę. Į Aha. kitą pusę buvom apsukti visiškai. Žodžiu, mums rašė pažymius dvejetus, Taip. nors Dievas mums rašė 10 Būtent, ir mes būtent. turėjom būtent. savyje mokėti Taip. save vertinti, Taip, ne? taip, O taip, gavosi, taip, kad taip, taip. fokusą mūsų nukreipė ir tiesiog išdresavo, kad tas fokusas Taip, būtų į išorę nukreiptas. Ne? Ir dabar Taip. labai plečiasi sąmonė, va, džiaugiamės labai, kad, reiškia, atėjo į pagalbą ir mūsų šviesos civilizacijos, Mhm. ta galaktikos šviesos federacija, kad ir kaip ten kvailintų mane, jinai egzistuoja, yra. Ir labai mums padeda. Jo. iš O tikrųjų. kaip pasireiškia, vat, kurie žmonės nepažįsta, kokiu būdu va, ta šviesos civilizacija padeda, per kur, per sąmonę, per pasąmonę, kaip jinai bendrauja? Jie dabar dirba su mumis, kad, nu, tiesiog fiziniam lygmenį Mhm. O kaip tas pasireiškia? sustatę yra Saulės sistemoje, tiesiog kristalus, kad mes gautume, nu, viską, aišku, gauname energijos vibracijų pagrindų. Mhm. Yra atvežę su kalibravę kristalus tiesiog šviesos ir tiesiog mes dabar netgi mum permetė į kitą, reiškia, Jau mes kaip ir kitoj dimensijoje esam. tai ta Išmesti. dimensija, tai Visada taip, jinai bet buvo. mum Dabar į aukštą. pakeitė mum dabar kitą laiko realybės juostą, gal taip Va, pasakykime, taip, Va. taip, į pozityvę, į Taip. pozityvesnę. Taip. taip. Ir dabar per 2 metus dar turim mes vėlgi padėti, prisidėti, kiek įmanoma, taip pat ir padėti savo ir jiems. Jie už tai nieko nenori, jie mums siunčia tik meilę. Irgi Jie duodami džiaugiasi. jie ar ne? džiaugiasi Mhm. ir jie labai tikisi, kad ta meilė jų plėsis mumyse ir per mus. Aha, aišku. Tai Supranti? būtent ta meilė, vat, daug aš šneka apie šviesą, kad siūskit man šviesą ir man va, čia gerai bus. Taip. Bet aš va, kiek stebiu, iš tikrųjų vat, mes vat, irgi einam, va, tuos visas žiūrim ir žmonės, ir patys tvarkomės. Kaip tu gali kitam pasiūs šviesą, jeigu tas žmogus savyje pats nemoka užsidegti? Jeigu pasita Aha. šviesa Iš nedega. vidaus turi Jo. būti iš meilės susidegti, o tu šviesą, kai sako, jungiamės iš viršaus. Tai prie ko tu jungiesi? Vat klausimas. Man va šitas visada. Ar tu matai, prie ko tu jungiesi? Tu su savim turi pasijungti iš savęs Mhm. į savąjį aš, prie savojo aš, Taip. aukštesniojo aš. Taip. Tai yra šviesa, o kiti sako, jie galvoja, va, čia siunčiu tau meilę ir šviesą ir čia viskas gerai, o mintise kita galvoja Mhm. irgi. Nu, iš esmės tai ta meilė, tai vėlgi lygiai taip pat kaip ir ta šviesa labai reliatyvų meilė. Pavyzdžiui, jeigu vaikas vaikystėje patyrė, tėtis jį mušė, tai supranta meilę, kad meilė kaip smurtas, ar ne, yra. Ir per tokius sakinius ir žiūri, jam pasakai meilė, jam asociacija, kad čia mane muš turi, ar ne. Tai va, tai čia ir tokie va dalykai yra. Tai Tikrai labai... meilę. Taip, Apie tikrąją aš. apie tikrą. jo. Kosminę. Tai, Čia yra o su šviesa kaip yra? Vat, Dieviška kiti vat, kūrėja. būna, kad šviesa tokia irgi reliatyvi, kad galvoji, kad šviesa, o ten visai ne šviesa, o ten gali būti tamsa. Taip,
prie ko prisijungi. Pavyzdžiui, irgi baigiau 2 reiki pakopas ir aš iš to reiki pasiėmiau tik tai, kas man reikalinga. Man labai patinka su kristalais. Užkraut kristalą ir dirbti ir tikrai veikia, va daugam uždėjau, va prašydavo tiesiog energetiškai, žmogus įsekęs ten po operacijų kokiu ar kas. Tai vat šitą aš pasirinkus. O va toliau man kažkas, matau, kad jinai per silpnai veikia. Va kas yra. O tai tą kristalą kaip? Tu užkrauni tiesiog kažkokią energiją, ten Taip, sveikatos ar kažkokiom vibracijom, ar ne? Taip, užkraunu šviesos vibraciją tiesiog ir yra tam tikri ženklai. Taip. Tryšti, žinai, gal pati ėjus reikia. tai va tuos užkraunu tuos ženklus. Kvantinė jeigu fizika. Tai yra Kvantinė. kvantinė fizika, visur kvantinė fizika. Ir tiesiog, na, aišku, ilgai neveikia, bet kažkiek tai padeda žmogui bent su emocijom susitvarkyti ar ką. Žodžiu, dabar naujos mentalinės technologijos turbūt tokios yra, kur, Taip. kur atsiskleidžia vis naujos galimybės, nauji gydymo būdai, Taip, nauji... kvantinė fizika, kvantinė chemija, kvantinės chemijos formulės. Viskas eina. Tai Viskas anksčiau buvo kvantinė Yra, fizika, bet viskas buvo mums skleidžiasi. užslėpta. Taip. Visos kvantinės fizikos seniau irgi buvo. Nu, Tikrai. kvantinė fizika turbūt jau nėra toks jaunas labai mokslas. Taip. Nėra jaunas, nes Mums jisai Tesla labai daug parodė, iš tikrųjų, į Žemę atėjęs irgi. daug, jisai, sako, Tesla atėjęs iš ateities. Gali Taip, būt taip. būti, ne? Taip. Ne, Ne tik, iš bet jisai ateities. daug ir žinojo. Jis Nu, atėjo tiesiog vėlgi iš Šviesos federacijos atsiuntė. iš šviesos, kad nuleistų informaciją, aišku. Nu, mum iš ateities. O dabar dar apie tą šviesos federaciją, jeigu galim paklausti, ta šviesos federacija, pavyzdžiui, kaip mes galėtumėm realiai įsijungti, paprasti žmonės arba, kad ir sielos dvyniai, kurie ten nori vaikytis tik meilę žemiškos ar ne, bet realiai mes visi dabar visai kitam plane dirbam su savimi ir žiūrim, ką mes galim, kokį indėlį įnešti, savo misiją kažkokią turėti. Tai kaip galima būtų dirbti, bendradarbiauti su ta šviesos federacija? Na, vat. Ir skleis turbūt tą meilę tikrąją. Ar čia kiekvienas turi asmeniškai išjausti tą savo... Turbūt, kad Asmeniškai. asmeniškai. tą misiją, ar ne? Kiekvienas asmeniškai. Nu, vėl darbas su savimi. Darbas. Su savim, pasitikėti savim, va, svarbiausia. Jo, Aišku. pasitikėjimas. Tada atsiras kanalas. Jo, Supratau. svarbiausia atsidaryti kanalą savo. Tai jūs kaip pora, jūs turit kažkokią ir bendrą misiją, tikslus, bet jūs turit ir savo asmeninius labai kažkokias kryptis, ar ne? Ir vienas, ir kitas. Kuria prasme asmeninės? Kaip sakėt, Fiziniam per ar dvasiniam? tą tokią savo, kaip indėlį, tą savo kaip daugiau sritį galbūt, sakyčiau, kad, kaip Snieguolė daugiau nutrisologė, supratau, ne? Ir ne tik, aš tai pavyzdžiui, mes daugiau žiūriu žmogų iš mitybos pusės ir iš dvasinės pusės. Jeigu abidvi yra harmonizuotos, harmoningos Taip. tarpusavy, tada viskas labai gerai. Jeigu dvasė irgi harmoningai eina, bet kūnas kenčia, tai vėl negerai. Viskas ir mityba turi būti, nes mes kaip kūnui turim duoti ir vitaminus, ir mineralus, ir visokias amino rūgštis. Viską reikia. Aišku, tai labai iš tikrųjų kai kam čia aktualu, nes vis tiek turim labai gerą, stiprų specialistą, nutricologą. Tai mes kažkokią nuorodą turbūt įdėsim po įrašo, ar ne? Kūriamas puslapis vasunus. Taip, tai mes greitų laikų ten tikrai po šituo įrašu ieškokite ir kam aktualu, tai manau susisieksit kažkokiu būdu tikrai su labai stipriu specialistu. O Žydrūnas kažkokią tai savo sritį, nes, tu suprantu, irgi kaip karys, kaip šviesos karys, kaip tave galim būtų pristatyti, kaip tu save įvardintum? Geras klausimas. Kūrėjas tiesiog. Kūrėjas labai susikuklina Žydrūnas, bet Jo. Tikrai jisai, tikrai... Stengsiuosi būti kūrėjas. Visi kūrėjai. Tikrai mes taip labai kūriam savo ateitį. ir angelai, demonai, visa šitas sritis yra labai pažini ir žinoma Žydrūnų yra ir manau tikrai greitų laikų bus gal kažkokie mokymai, sulauksim ar ne, nes tikrai žinių bagažas tikrai didelis sukauptas ir labai stiprus aiškiaregis, tai tikrai kviesim į mūsų aiškiaregio akademiją. Tai tiesiog, kad taip nesikuklintum. Ką galėtum, Žydrūnai, palinkėti vyrams galbūt, ar poroms, ar sielos dvyniams, kurie niekaip negali
susijungti kartu, nes turi kažką tai pradirbti, ar turėti savo, ar riboja vienas kito laisvę. Ką tu galėtum tiesiog palinkėti tokiom porom? Kaip išlikti savim, neprarast savęs, turėti savo. Pirmiausiai tai pasitikėti savim reikia. Ir suvokti, kad visos sielos nėra, daleiskim, mano pora, jinai yra laisva siela, aš negaliu sakyti, kad čia mano kaip daiktas, negaliu, jinai yra laisva siela. Laisva siela, kūrėja ir turi būti, kaip sakyti, suvokimas, turi ateiti suvokimas. Tai Snieguolė tavęs neriboja niekur. Neriboja, nei aš, Nei jisai, nei aš niekada. Per 33 metus ne. Tai tokios kaip kontrolės ten, ar kažkokių dalykų, tokių pas jūs nėra. Ir negali būti. Negali Sakau, būt. reikia pirmiausiai tai pasitikėti savim. Išmokti pasitikėti. Mes netikim savim, bet ką mes galim, tai Mylėt save, svarbiausia. mylėti save reikia. Taip. Jeigu save myli, tai ir kitą myli. Ir Tai vat meilė savo turi būti ne egoistiška, aš visiems sakau. Ne egoistiška. Dažnai pas mus maišo. Mylėti kad avatarą reikia savo. Ne, čia labai teisingai Žydrūnas paminėjo, kad mylėti avatarą, o ne tą egoistą. Saugoti ir lepinti, globoti ir pamylėti, kažkur išvežti. Nedrausti savo Nedrausti kažką nieko, jo, gero tokio, vat, pajausti, užuosti. Nežinau, dabar man uodžiu viską tiesiog, oi, man kaifas. Eterinių aliejų ar kvapų ekspertė, kuri iš tikrųjų savo kvapų jo. uoslę pritraukė savo Nu. antrą pusę, tai dėmesio šito tikrai informacija labai unikali, nes niekur aš tos informacijos nebuvau gavusi, tai irgi kam reikėtų, prašom kreipkitės pas Snieguolę. Jo. Ir taip sakant, Man ir pačiai jums padės. buvo jo naujiena iš tikrųjų, kai pasakė, kad galim antrą pusę mum pritraukti kvapu. Nu, ta prasme, patinka kvapas ir mes pritraukiam tą antrą pusę. O pasirodo ir aš jam sakau, tai aš dažnai apie tai šnekėjau, kad man patiko tie kvepalai, kuriais tu buvai įsikvėpę, nes pirmą kartą, kai susitikom. Aišku. O tai galėtų Ir gimti škibo. koks nors seminaras, pavyzdžiui, kaip pritraukti antrą pusę per aromaterapiją, ar per kvapus, ar tiesiog... Nu, tai kiekvienas turim feromonus, aišku, jau čia kiekvienas pritrauksim savus, bet aš manau, kiekvienas turi rasti savo, nes labai skirtingi kvapai patinka. Man, pavyzdžiui, vienas, jam kitas, tau dar kitas. Tai gerai, tada dar palinkėjimą kažkokį Snieguolė, vis tiek turi patirtį, turi savo svarų žodį. Nu, ką Išgyvenę aš 30. visiems ką palinkėti. Oi, ir daug, ir atrodo ir tiek nedaug. Tiesiog mylėkite, kaip ir sakiau, save, vėlgi ne egoistiškai. Neteiskite, nevertinkite nieko, nes kaip visata yra kaip sielos veidrodis, nes, kaip ir sako, jūs būsite teisiamas ir vertinamas irgi, ne? Tai žodžiu, ką, meilės. Daugiau, daugiau. Tai sunku pasakyti tiesiog, nes kiekvienas randa savo, tą, ką nori. Ir dar kartą pasakysiu, tikėti savim. Jeigu mes suvoksim tą visą tikėjimą, ką mes galim, mes tokius stebuklus pradėsim daryti ir matyti, kad oi, to ir linkiu. Vieną stebuklą pasakysiu, turėjau klientę, neminėsiu kokią, jai 37 metai, jinai niekada negalėjo turėti vaikų, niekada nebuvo apvaisinta, bandė gydytojai, turi aišku vyrą, viską bando, nieko. Ir jinai atėjo pas mumi į peržiūrą su Žydrūnu, jinai vegetarė, mes pamatėm, dėl ko jinai negali mėsos valgyti. Viskas mane veda visada į praeitus žmogaus gyvenimus, išmeta, man visada rodo. Ir aš pamačiau, dėl ko jinai tai turi būti šiam gyvenime vegetarė, dėl tam tikrų priežasčių praeituose gyvenimus. Ir turėjom sugrąžinti, dėl ko jinai ir negali vaikų turėti. Mes sutvarkėm šitą su jos pačios sielos pagalba. Jinai irgi buvo. Sutvarkėm mitybą
įvedėm geležį, feritinas 3 buvo, jeigu ką žino, tai yra minimaliausias, koks gali būti iš vis žmogus, aš nežinau, kaip gali egzistuoti su 3 feritinu. Ir pas ją dabar yra 18 feritinas, jo per pusę metų mes atstatėm ir jinai laukėsi 5 mėnesių darbo, mytybos ir mūsų praeitų gyvenimo sutvarkymo, jinai laukėsi. Ir dabar jau 11 ar 12 savaičių. Tai čia mes pareklamuojam tos nevaisingos poros, kurios negali sulaukti vaikų, tai turit tikrai labai gerus specialistus, kur galite kreiptis. Tai va, tai mūsų Snieguolė nutricologė iš savo pusės, Žydrūnas, kuris yra stiprus aiškiaregis. Nu, aš dirbu su psichosomatika, tai Taip, čia visi čia irgi, žinote. bet čia irgi labai taip, tiesiog- reikalinga. Ir ką norėjau pasakyti, esminis dalykas yra tai, kad jinai tikėjo savimi ir Ir mumis. mumis, Va. kad Patikėjo gali mumis. tai padaryti. Tai va ir dėl to aš ir pasakiau, dėl to, kad Žydrūnas sakė, reikia tikėti. Kai tu tiki, tai ir vyksta stebuklai. Ir jinai pati sako, čia stebuklas įvyko. Sakau, stebuklus kūrėme patys. Tai va taip. Aišku. Tai žodžiu, kurkime stebuklus, tikėkime savimi. Ir ką, labai dėkojame tada mūsų Snieguoliai ir Žydrūnui, kad atvyko, kad dalinosi savo neįkainojamą patirtim, 33 metų šitoj žemėje. Nu ir kažkaip. Santokos bendros. Santokos. Žemėje daugiau kaip pusę amžiaus. Tai daugiau, tai va. Dėkojam šiai nuostabiai šeimininkai, nuostabiai vietai jos. Lingita, dėkojam. Dėkojam, Visiems Lingita. klausytojams dėkojam, kurie mūsų išklausė. Dėkojam Dėkojame visiems. jums. Ir ką, gražaus jums laiko ir kūrybos. Iki. Iki.